Pajūrio miestelėje gyveno didelė šeimyna, kuri turėjo absoliutų pranašumą tarp kitų gyventojų. Šeimoje buvo 3 sūnūs, 4 dukterys, tėvas ir motulė. Jie valdė daug žemių, tad konkurencijos visai neturėjo. Gyvenimo lygis buvo labai aukštas, nes vaikai galėjo lankyti mokyklą ir mokytis. Oi, kur reiks tas mergas dėt, oi, kur reiks tas mergas dėt, į Rygą, į saldainių fabriką, į Rygą, į saldainių fabriką. Oh, no! Mano marškiniuose žaltys? Duok eglutę žodį, jog tikėsi už manęs. Taip pats gražumu išlysiu. Atiduok mano marškinius. Duok žodį, jog tikėsi už manęs. Taip pats išlysiu. Seseris sunerimo, nes jei sutiks jaunesnioji sesuo, jų pačių gyvenimo lygis sumažės. Tačiau vyresniosioms dukterims šovė į galvą mintis. Jie tikės už savęs, su sąlyga, kad gaus likvidumo teisę. Po kelių mėnesių į namus atšliaužė daugybė žalčių. Oi, kur reiks tas mergas dėt, oi, kur reiks tas mergas dėt, į Rygą. Štai ir atėjau pasiimti savo nuotakos, kai buvo sutarta. Aš turiu tesėti savo žodžio. Už tai aš ir pasirodžiau visų gražumu. Tai aš ir atėjau. Savo šeima gerai gyveno, turėdama neišsenkamus gamtos išteklius ir pajamas. Tas turtas buvo padalintas į akcinius paketus. Vaikams prižadėta, kad po tėvų mirties kiekvienas gaus po lygią dalį. Eglė su savo vyru susilaukė net 4 vaikų. Mama, kur tavo tėvai? Ėmė kada nors jo aplankyti. Būtinai juos aplankysime. Jau greit prieisime mano namus. Mama, tėti! Seneliai! Kalbėkite. Dukrelė, ar jau grįžai? Ar tavęs nenuskriaudė tenai? Eglės artimųjų namuose prasidėjo plėtra, nes prisidėjo daug pagalbinių rankų, kai tuo tarpu jos vyro namuose buvo nuosmukis. Jį reikia nužudyti, bet kaip jį pakviesti? Tai tik vaikai žino. Broliai sumanė nužudyti žaltį ir susigrąžinti sesę, tad kankino Eglės vaikus. Aš nesakysiu nieko. Tu neišpeši nieko iš manęs. Kiauš. Veikiau numirsiu, nei pasakysiu. Dar... Jį reikia šaukti taip. Žiliūnė, žiliūnėlį, jei gyvas, atplauk pieno puta, jei ne. Štai šie vieta. Ir visgi broliai nužudė Žilviną. Ate, sesutė, pasilkim, iki.
Iki ate jūs. Iki dukrelė. Ate, mama. Mes pasieksim tavęs. Aš jūs irgi. Vis pareinat. Sargiai, Kristi. Žilvinė, žilvinėlį, jei tu gyvas, atplauk pieno puta. Jei negyvas, kraujo puta. Tavo 12 brolių mane dalgiais užkapojo. Šūkį jiems išdavė drebulė, mūsų mylimiausioji dukrelė. Kad tu pavirstum į drebulę, dieną naktelę drebėtum. Pavirskit į uosį, klevą ir berželį. O aš pati pavirsiu į eglelę ir saugusiu jūs dieną ir naktelę. O kur tavo vaikai? Mama. Mama, kur tavo tėvai? Ėmė, kada nors jų aplankyti. Būtinai juos aplankysime. Nu iš naujo, karoče. Nu, tik prašau. Gerai, greičiau. Aš filmuoju šiaip. Kiek? 3 dienas. Nu kaip, ką reiks? Nežvė. Suknelė. Čia turi Gintarė, nu. Jį reikia šaukti taip. Žilvinė, žilvinėlį. Jei gyvas atplauk. Man tai reikia matyti. Ką tu da dirbi? Gerai, viskas, filmuojam. O jūs, vaikeliai, pavirskit į uosį, klevą ir berželį. O aš pati... Ai, reikia... Atvykau pasiimti savo nuotakos, kai buvo sutarta. Aš turiu laikyti savo žodžio. O aš pati. Aš pati. Ajau. Iš naujo. Gerai, filmuok. Iš naujo. O aš pati. Įdočiu man 3 taškus. Reikia nužudyti. Vienas. Ne, mus padarė, jūs užkišot rankas, kad ant savo. Nu davai. 3, 2, 1.